Stabdyk! Lingasis, Grizzlis, o papa, oj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 . Blet, tėvų servizų sudaužiau. Palaukit. Naujų spintų, blet. Mašin sulinka. Ką tik nupirkta. Na nieka. Tai va, mūsų automobilis naujus. Šiandien bandysime jį paruošti mūsų kūriniui. Pradžiai gal šiek tiek išsivalysim, sutvarkysim kūro sistemą, stabdžių sistemą. Nes po paskutinių palakstymų biškį mums ten yra atpilaišę. Tai to sutvarkysim. Ir paskui bandysime gaminti va tokį va vaizdą, kaip čia va pavaizduota. Jeigu jisai gali, tai galim ir mes. Tai man atrodo, čia yra realu. Ir ką, judam pradžiai į garažą apsitvarkysim. Ir tada pradėsim gamybos procesą. Tai laukia įdomi diena. Žiūrėkit ir mes darysim. Automobilis blizga, tačiau yra kėbulo netitikimų šiek tiek. Per laukus važiavom, šernas bėgės davė iš kaktos, va. Nu minusas, bet aš galvoju, kad mes tikrai galim pataisyti šitą ir viskas bus gerai. Tik pradedam. Galvom pradžiui nieką nenuimant išspirtume, bet žiūrim, čia neišeitų taip. Pabandysim biškę apsiardyti. Čia dar sakai? Čia tai kalta. Gerai pritrauktas. Neišsėm. Tai va. Nuimam apblauškį. Terapijos apeikite, aš parodysiu kaip iš lenkimus mes lyginam kaime. Matot, ranka jaučiasi. 3, 2, 1. Fikst. Nebėra. Lygiai kaip styga. Galima dar biškį metį padaryti. Pasaka. Čia, ne, dar biškį. Apačia. Viskas nebėra. O. Вот это да, это да. Это easy fix. Va,
išsivarėm automobilį, bet problema yra tame, kad neturim kilimų, neturim jokių blemba kilimų, visur išsisirpėm, tai dabar gaila būtų vėl prinešti daug purvo. Tai kažkaip galvom šitą įspręst ir kaip tik ten mačiau yra kilimų, tai galim būtų ir mes eisim pasigaminti. Tai jau čia einam pasižiūrėsim ir išsipjausim kažkokius kilimus gražius, pasidarysim, kad būtų malonu važiuot, būtų, suprantat, malonu. Tai varom. Capt už kilimą, žiūrėkit, va. Raudonas, Alcantara. Pagyvenis, matomai. Galvoju, norit raudono ar oranžinį kilimą, ką manot? Komentuokite po šito video, kokį jūs kilimą norite. Dabar bus 3 minučių atkarpa, kada jūs galėsite pagalvoti apie kilimą. Raudonas ar oranžinis prie Renault. Nu, apsisprendėt, nes aš taip apsisprendėm. Darysim dvigubą. Darysim ir raudono, ir geltono biškį. Tai pradedam pjaut. Šast. Kiek ten yra maždaug pločio, va. Tiek. Geriau daugiau negu mažiau. Tikras, kad mamai nebereikės tą kilimą. O gal dėdu didelę dryžę ir bus į keleivių ir vairuotojų. Ой, įvėžėm. Ne. Čia viškai. Įsigrėms. Žiūrėk. Įsipoliruos. Kaip norėtum oranžinis priekį, ne? Balėt, plaučia reikia. Pšynimas kyšį reikia. Pamiršau, kad trūks. Skroinuos. Bet mes naudojame jį. Karočią normaliai. O. Va. Macnauka. Kaip pūdingas, žiūrėkit. Skanaus. Du, ir ką? Karočią pilsi per viršų turėtų pūdingas užbėgti. Ne, sunkesnis. Bet tu gudras. Bet čia irgi nėra kažkas gero. Pagojams. Pliak, nesuprasi kuom. Tai va, aptarnavimas baigtas. Liko einamieji darbai. Šlangų tvarkymas taip toliau. Tai einu į garažą ruoštis. Sveiki, esame iš Rieno fabriko ir šiandien pasiruošęs tvarkyti mūsų kūro sistemą ir kitas problemas. Tai eime pasižiūrėsim pradžio gedimą, išsiaiškinsim, kas yra. Kas per problema. Čia va laidai mūsų yra.
Čia yra kūro sistemos visas paėmimas. Biški, jeigu užsnūsiu, pakelkit, nes labai patogu. Tikrai čia pirmais gyvena. Nebūsim čia mes pridarę. Nežinau, mums sakė atstovybė atvežt mašiną, tiesiog ir visą. Supratau. Jūs šiaip atstovybė garažų kažkokių, kur tvarkot, ne? Ne, suprantat, mašinos slėgio rodikliai pasikeičia įvarius į garažą. Tai nenorim daryti tos pačios klaidos. Norim ant lauko dirbti. Geras oras, suprantat. Geras oras. Kažkokių įrankių ar pati salus nenaudojat? Ui, ne, suprantat, mūsų kombinzonai yra tam pritaikyti. Nu, čia geriausias sprendimas būtų pisti guzą, žinokit, į dugną, įsukti varžtą. Bet jūsų dugnas, žinokit, papūdęs. Tai kad mašinai 2 metai. Nu, čia jau, žinokit, ne, aš tik su sistemom dirbu, man tai čia, žinokit, kaip sakoma, 100 metų. Tai va, nu, padarysiu laikinai, kad iki kolegų nuvyktumėt, suprantat, iki fabriko. Ir arba aš pats, žinokit, gal nuvarysiu, žinokit, norėčiau pralėkti, visai geras mašiniukas, senais tokiais važinėm. Tai nu, aš tada varštu, biškai kažką paimsim. Čia kas čia kaip plovė jums subražė, kas čia nutiko? Tai čia jūsų savitarnas. Ai, ne, mes neplaunam, nieko nedarėm. Nu, supratau. Gerai, nu tai, sąskaitą jums dabar atsiųst ar vėliau, nes, nu, nežinau, geriausia yra apmokėti prieš darbą, nes mes mėgstam, žinai, paskui pietus padaryti. Tai gerai, dabar ir duosit. Tai gerai, tada einu šitą skaitą išrašysiu į tada... Kūro netelp, čia nieko. Blėd, reiktų verst. Gal pysam čia. Slenkščiai pas jūs auksiniai. Aš esu profesionalus imtynininkas, ne. O, čia zetkę buim. Zetkę? Tvirtinimą tokį padarysim čia dabar. Nu, bet ir nereiktų, reikia dabar gerai. Bet aš jums padarysiu. Nebijokit. Aš padarysiu. Profesionalas esam vis tiek. Tvirtinimai, su kuriais remiantis Renault yra pastatyta. Gerbkit mane ir mano darbą, netrukdykit. Pasaka. Pasakas, žinokit. Nu, žinokit, suremontavau. Bet pas jūs ir stabdžių sistemas ten kažkas atšokė gerokai. Dabar tik neturėsiu pinigų aš. Nu, padarysiu nuolaidą, žinokit, sutvarkysiu vis tiek. Į servisą, žinokit, važiuosit mūsų. Su tokia, žinokit, galite ir nedavažiuoti. O tai dabar neservisas? Kas jis iš vis, kodėl tada čia, kodėl esu? Čia yra pirmoji pagalba, kitaip sakant. Žmonės irgi ne iš pirmo karto operuoja. Turi ir apžiūrą padaryti. Tai va dabar ir darom. Alio, Virgi. Virgi čia tokį, blėk, atvarė. Kurva, čia tokį. Geldą tokį atvarė, žinai, pas mane. Reikia kažkokią sistemą, žinai, padaryti. Čia, kad tu ten galėtum man biškį pati pagelbėti, žinai, pakel biškį man čia reiktų, žinai. Neina prie, čia, beliam, dropinta, čia kažkas pridaryta, žinai, jaunimas čia. Nieka nesupranta, čia pridarė nesąmonę, žinai. Tai ką, gerai, Virgi, ne? Galėtum? Galėtum? Nu, į malatsai, nu tai gerai, tada neužilgo būsim, Virgi, tada, nu, žiūrėk savęs tada, nu, davai. Padarėt jau viską čia?
Jo. Tai dabar pas kolegą nuvažiuosim. Tai aš nežinau, einu persirengt, žinai, nes negaliu su oficialia uniforma važinėti, kai eisme dalyvauti. Tai einu persirengt, žinai, ir užsuksim pas kolegą, žinai, pas Virgį. Tai gerai tada, einu aš iki dirbtuvių. Tai aš tada išeisiu. Kodėl mes per žolę? Žinau, trupesnį kelią, supranti, labai nieks neišpjauno žolės teritorijoje biški. Tai kažkaip taip pravažiuosim, aš manau, nėra problema šią dideliais. Ir suprantate, Jėzus. Suprantat. Dugną pravalysim. Saugu! Užtikrina, ne, saugumas ir reikalavimai. O, tas tik priekį permenės. Geras automobilis jau laikos reikia. Pasivažinėjom. Buvo nejaukų. Bet Sanė, karočią, užmygęs traktoristas, niekas mums negalėjo padėti. Tai, karočią, metas patiem imtis darbų, vėsim ant šono ir reikia apskardinti kūro sistemą, nes ufonautai jie ten nieko nepadarė. Ir stabdžių sistemą, nes, laukia offroadas mūsų. Nežinau, koks didelis. Aišku, stogą galima bus išsilyginti. Va. Pasaka, žinokė, žodžiu. Bala buvo, ant stogo bala buvo. Nieko, išsilyginom. Tai einam po truputį toliau tvarkytis, kaip sakant. Sutemo, kol pradėjom darbas, Sanė užmygo, nepadėjo mum, tai ten biškį buvom pasivertę mašiną, patys suremontavom, ne problema. O dabar tęsim, ką turėjom pradėti jau 11 ryto. Bet žodžiu, va. Va ir turim. Reikia špjauti, taip, griovį čia, kad eitų šniūrs per juos ir galima būtų vairuoti. Tai varom. Tai va, į vakarą dar išpjovėm vairą, padarėm griovim, per tą griovę eina šniūrus, tai dabar liko jas pravest, nes, pagalvoju, palaukit. Tai dabar, jeigu šitaip vesiu, reikia, kad, taip, šitą eis čia įvyrinom tokius roliukus, per šitos pasiduos, nes kitaip labai pakelia, tiesiog išslysta šniūras iš vairo, neturim kaip pasukti čia, tai jau sistema, šniūrą metam ant viršus, pereinam į kitą pusę.
vairo valdymą padarėm. Dabar reikia perėti prie gazo. Tai galvoju jungti ne nuo pedalo, o jungti nuo kapoto. Šiek tiek esu jau pamastęs. Tai yra labai elementarus dalykas. Gazas ateina trosų. Taip. Nu va taip. Tai mes dabar jį tiesiog galima čia biškį. Va čia tegu būna. Aš čia ištrauksiu. Tak štai. tą ištraukiau. Ir vietoj to dėsim paprastų šniūrų. Ten statysiu. Didelės fizikos čia nėra. Taip įsistato. Ir už fiksaciją zeteškėm aptrauksiu. Viskas, turėtų veikti, galim pamanyti, užsikurt, pasižiūrėti. Give me that shit. Look at this. Look. Atsinešam fotelį, kuris bus, arba kažką panašaus į fotelį, kad biškį pasižiūrėti, kaip ten sėdint, ar būtų patogu kažką junginėtai. Tai pradžiai tą pabandom, fotelį pasiimt, užsimest ant suogo, ir tada prie jau taikyti. Ir virvės susivest, kad būtų patogiau, pasižiūrėti, kad būtų gerai. Ir tada jau stabdžių žiūrėsim. Stabdžių, žinai. Svarbu įsibėgėsim, o daugiau, kad sustotai, žinai, nušoksim, kaip sakant. Eik dabar jau. Sakai, nesaugiai jaučias. Bet įsivaizduok, kad priversna. Paimsim po šniūrą vieną kitą. Galiu duot tau galo šniūrą. Kur? Mašina. Iš kur? Sitėm. Ai, užsitėm. Realiai galime gatves bandyti važiuoti, ne? Pakuojasi pati, namo parveš gali padėti. Labai jau greit važiuojam. Tesla. Ujo, vėl vairas nuėjo. Bet smūgas. Prarandam sukimą. Aš gazo irgi nereguliuoju. Kad tu koją patraukai, mes suprastume, kad tikrai autopilotas veikiamas. Bemsas. Bet gerai įmanas. Šešėlį širekai. Vairų patobulinimų įdėjom ratų, nes virvė krisdavo iš vairo pačio. Nebūdavo kaip tai dabar uždėjom, grevelį tie aukštesni gaunasi, geriau laikosi. Kolegos išim sėdynį, sakė, koks skirtumas, vis tiek vairuosis nuo viršaus, tai kam čia reikia tų sėdynį. Tai šito greičiausiai irgi lups lauk, neužilga. Jau artėja laikas ir jai. Tai va. Henrikas užsiėmė. Meistras Henrikas užsiėmė sėdynės pašalinimu. Kuris vairavo, sakyt, nu nei vieną.
neblogai, pirmieji testai gerai veikia, be kliučių. Viskas veikia, apart stabdžių, kad neturim, bet stabdžius dar sugalvosim. Sėdynės išmėm, kad tikrai neapgaut žmonių, kad mes patys vairuojam. Nieko nėra. Tai lieka tik tai stabdžius pasidaryti. Nes 2 kartus į griovį įlėkėm. Tai va, reikia pasiryžti. Tai bus labai gerai. Bus auksas. Tai va, varom. Stabdžius sutvarkysim. Ir į miestą judėsim, kaip sakom, į miestą. Padarysim fiestą. Ir lėksim. Bachūrai, nu, kaip, blėt, tu ūkis tam? Rokas Didys. Sakykit, kas? Rokas Didys. Pas mane pažymėta, blėt, Romanas. Romanas? Romanas būsit? Taip. Nu gerai, blėt, kolūkio kas? Pirmininkas Jovanas. Nu gerai, jūs kas? Romas. Kas? Romas. Tai jūs abudu, blėt, tokia. Na, nu. Kok dirbi? A, supratau. Tu? Koks, blėmba, jūsų pavadinimas? Nėra? Ai, vadinu, nu, supratau. Nu, prašom į mūsų mylimą limuziną. Prašom užėsit. Yra 3 vietas. 1, antra solė, antras aukštas. 2, pirmam aukšte. Kur einat? Stop, tu per didelis. Eik į galą, eik. Sekantis. Tu į galą. Romai galės, suprantat, negalima kitaip. Sėda, davai. Nėra laiko, važiuojam. O jūs, ponas, į viršų. Tai va. Įsipatoginkite. Jauskitės kaip namuose. Krištolas, tikras, atsargiai, žiūrėkit save. Mūsų klientams pasirūpiname jų malonę kelionę, jų namais, kad jie jaustųsi kaip namie, kad būtų gera. Oi, namie. Papilstam. Einam pas pirmąjį. Sveikata, Romanai. Oi. Direktoriau, čia jums, su švente. O ir mūsų valkšiukų antram aukšte, kur paliktas. Pone, didingai, linkėjimai nuo vietos valdžios, kad būtų geras derlius ir būtų visi laimingi.
galingai.